Lyg tu kalbėtum iš trombono. Per tromboną. Yra per dudelę. Martinas. Sako, turim keistą draugą, jis susitikinėjo su tokia panele, jis gyvena Lietuvoje. Turim keistą draugą, susitikinėjo su mano draugu. Jūs turėtumėt pasistatyti, kad esate merginos Jovitos draugas, nes jį draugauja su apsauginiu kiet vyrukas. Telefonas? Nu jo, kaip primena man iš karto Naša Raša. Jo, sunkiausia profesija yra apsauginio profesija. Taip, nes reikia stovėti ir atrodyti piktam. Taip. Rolka, būsi piktas. Piktas Lenkas? Tu žodžiu, tu skambini Martynui, tu esi Mindaugas ir Martynas susitikinėja su tavo mergina. O merginos vardas? Javita. Jovita? Javita. Nice. Aš Mindaugas? Tu esi Mindaugas, apsauginis. Kaip kalbėsi, pasirepetuojam. Sveikas. Apsauginis. Mano vardas yra Mindaugas. Sveikas. Apsauginis. Alio, mano vardas yra Mindaugas. Kas? Sveikas. Iš kurios miesto? Mindaugas. Alytus čiūjų. Alytus. Gali būti. Sveikas. O kokio klubo apsauginis, žinai? Rimi. Kokio? Rimi? Rimi apsauginis. Rimta. Senčia. Profesija? Klausau. Alio, sveikas Martynai. Sveikas. Čia skambina tau Mindaugas, Jovitos bernas. Nori ką? Klausimas tame. Man kažkodėl tai darosi neramu. Aš jo telefonę radau tavo žinučių. Nori ką? Ir noriu paklausti tavęs, kodėl tu jį rašinėjai. Jis nori. O tu supranti, kad aš tau galvą sudaužysiu? Nori ką? Nes noriu. Nu. Ar tu suvoki tai ar ne? Nu, tai davai. Kas davai? Drąsus tu labai. Nu jo. Kiek tau metų yra? Ne tavo reikalas. Ne mano reikalas. Nu. Nu, supratau. Klausyk. Sutarkim tokį dalyką. Girdė, aš dabar negaliu į darbą įseit. Nu. Tai gal tu gali ateit Kur? pas mane į Rimi? Kitą kartą. Kas kitą kartą? Bijai? Ne. Tai ko tu mysi kaip boba? Sumysi, tai turi ateiti. Tai man darbas dabar. Tai kas? Po darbo, tai... Kai mano boba yra šitai drąsus. Nu. O ateiti nedrasus jau. Rytoj. Kas rytoj? Rytoj bus vėlu. A girdė, tu man čia mažiau aiškini. Neužko, žy. Kas neužk? Aš tave surasiu, Surat. jeigu pas neteisi. Nu, gerai, davai. Kas davai? Girdė tu, masas pienburnė. Aš tave įspėju. Supratai, kad tu daugiau nerasytum mano mergai. Aha. Kasa, kosmikė. Gerai, gerai. Gerai. Aš tave surasiu, kaimėti. Suras, kurva tu. Lerva. Kaip tu mane pavadinai? Dėjo, žy, susmyrdi. Tu drąsos. Tai aišku. Gerai, karoce. Toks dabar dalykas. Aš dirbu iki 10 šiandien. Nori ką? Jeigu neteisi sumyžęs tu, aš prie tavo chatas tavęs lauksiu po to. Supratai? Tu bijosi sėt parūkėt. Tu į mokyklą bijosi sėt. Nelankau tokios. Nelankai mokyklos? Tu jau 16 metų. Aha. Da. Tu mane sudirbo geriau. Tu mane užvedė dabar, man net rankos suprakaitavo. Tai to žys, tau kanopos turėtų prakaituoti. Aš koks tu keistas, berniuk. Gerai, pasakėjai viską jau? Aš pasakiau viską, o tu supratai viską? Ne. Paaiškink asmeniškai. Asmeniškai tau dar kartą aiškinu. Nu. Zip FM. Daug skambino radijos stotis Zip FM iš Vilniaus. Radistai. Mažylį. Kaip tu laikaisi? Puikiai. Puikiai laikaisi. Jau. O tu visą laiką toks drąsus būni? Tai aišku. A ne? O dėl to drąsus dėl to, kad tu nerašai tai Jovitai, ar dėl to, kad tu nebijai jos draugo apsauginio? Aš nieko nebijau. Tu nieko nebijai? Tai tau 17 tada. Ne. O kiek tu metų? Virš 20. Virš 20. Taip. Ir nieko tu nebijai? Nu ne, kol kas. Kol kas. Okay. Supratau. Maladėts. Nu tai ką, aišku, kai Lietuvai gyveni, tai privalai taip nieko nebijoti, nes, nu, jeigu bijos, ne iš namų neišeis, teisingai?
Taip. Linkėjimai nuo Justinos tau. Nu, Ate, Martynai. vis. Toks nežvėsa. Aš tai kanopos. Bulvatų lerva. Aš tave surasiu. Eik, lerva. Eik, to, aš tavęs Nebijau.